Taip, bet su kokiu pasitikėjimu vėl tritaškius mėto šiauliečiai ir jeigu nepataiko, tiesiog žvynybatis, o čia ganėtai akivaizdus, nors ir bandė paslėptą pernai Ekodas ir greitą polimą. Bankas 2 taškai. Liučkos, blogas, be jokio gailesčio, jokių vilčių varžovam mažinti savo atsilikimą. Nepasiekė su kamuoliu vėl. Šiauliai. Visą valdo Šiaulių komandą, nereikia skubotų, forsuotų ir nepaprastų sprendimų. Danusevičius 3. Ko nebešimo Šiaulių pratimų serijos tiek. Pasaulio vieną krepšininkai. O Šiauliai turi galimybę ir toliau tolti. Keičiasi ginamaisiais, svečiai, Votermanas lieka su Burku. Meta atšokęs Burkas ir metimas yra tikslus. O nesėkmingai tą daro. Burkas į baudos aikštelę, Mineikis, daug erdvės, taiklus tritaškis. Dar vienas jo Tai tikrai gerokai nuslopo ar nublanko atvykus Šiaulių. Čia geresnis išpildymas ir yra daug naudos. O Barkas suklydo, paskui atėmė kamuolį iš Vaitkaus ir ataką baigė taiko, tačiau kamuolio nenusiema šiauliečiai ir Vaitkaus. Barkas atimo kamuolį ir pabėgęs pelno 2 taškus. Laisvas laukia Romančenko prie tritaškio, kamuolio nesavo. nėra galimybė užpulti varžovų krepšį. O Šiauliai ir toliau. Ir Žalgiris mažina savo atsilikimą per pus. Galbūt Holicas irgi galvoja, dar kažkoks šansas yra lyg komandai, o čia Barko. Tai neatsipalaiduoja, susikrovė tą apčiuopiamą persvarą. Šiauliam darosi vis sunkiau, čia kai Šiaulį. Tai jau būtų turbūt iššaukę dar vieną Žydrūno Urbalą vandens pertraukėlę. Dabar Mineikio geras perdavimas į priekį. Bet keista, kad reikia spausti ir jie su Okora žaidžia. Niekas neišsirenka. Kamuoliu vėl Šiauliai. Vargia. Prasiveršimas iki galo, Deišan. Deišano Barko rankose kamuolys. Meta pats Barkas. Visą likusį kėlinio laiką Šiauliai. Barkas jį ir išnaudoja ir... Mičović u dubinu, teška lopta za Hughesa, pogodio je obruč, ali se neće to računati kao šut, dobra je kontra. Lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Barkas, kokį perdavimą atlieka Mineikiui, šis iš... Dar viena šeimininkų klaida, Barkas iš toli neatakavo, ne tik krepšinę žiūrėjo, bet atrodo labai pirmus 13 tolimų metimų, mažeigiečiai dabar 2 pailiui pataikė. Deišanas Barkas prašė Romančenko užtvaras, atakuoja Kantoneną, eina į kontaktą ir pelno 2 taškus. Lykas čia prašoko Martynas Paliukėnas, surizikavo, metė iš po krepšio. Tomašas Pavelka lieka ant parketo su 4 asmeninėm.